Šiauliečiai vienam vakarui tapo geriausių pasaulio neprofesionalaus kino darbų kritikais. Chaimo Frenkelio viloje pristatyta Tarptautinės kino sąjungos geriausių filmų retrospektyva. Tarptautinė kino sąjunga Unika geriausių filmų programą pristatė ir Šiauliuose. Žiūrovai buvo supažindinti su geriausiais pasaulio neprofesionalaus kino darbais. Šiauliečiams pademonstruota net 12 įvairių žanrų trumpametražių filmų. Mėgėjai iš Prancūzijos, Čekijos, Vokietijos, Lenkijos, Irano, Didžiosios Britanijos, Ukrainos bei Lietuvos savo kūriniuose palietė pačias įvairiausias temas. Filmuose autoriai vaizduodami kasdienę situaciją šmaikščiai bei kandžiai pasakojo apie gobšumą, paprasčiausią primityvę animaciją perteikė smurto absurdą, kompiuterinės grafikos kūrinėlyje paaiškino drakono išnykimo priežastį, plastelininis Sizifas ridenęs į kalną akmenį nebyliai pasakojo apie žmogaus troškimus bei vertybių nevertinimą. Kiti režisieriai rinkosi klasikines meilės, išdavystės ir išsiskyrimo temas. Filmų retrospektyvą Šiauliuose organizavęs Viktoras Gundajevas sako, jog nors šios juostos yra kurtos neprofesionalų, vis dėlto pažiūrėti tikrai yra į ką. Filmus kūrė įvairių specialybių žmonės, vaikai, studentai, pensininkai. Šioje retrospektyvoje paliesim ir šiaulietišką temą, rodysime Gedimino Beržinio filmą, sukurtą 1997 metais. Šis filmas dalyvavo Unikos festivalyje Varšuvoje. Anot kino mėgėjų sąjungos atstovo, šiauliečiai dalyvavę Unika filmų retrospektyvoje savotiškai prisijungė prie viso pasaulio kino gurmanų ir išnaudojo unikalią galimybę, kuri pasikartos galbūt labai negreit. Tai nėra dažna galimybė pamatyti tokį kiną, kadangi tų filmų nerodo televizija, tai yra geriausia, ką sukuria kino mėgėjai įvairiose pasaulio šalise. Tarptautiniai kino festivaliai Unika rengiami jau beveik 80 mečius. Kasmet įvairiose pasaulio vietose rengiamam festivaliui savo kūrinius siūlo gausybė skirtingų šalių kino mėgėjų. Unika yra Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos narė.